Hello, Curriculum Extra Lesson, papildomos programos pamoka, Physical Education, apie kūno kultūrą. Rules of the game is a topic of our lesson. Žaidimo taisyklės yra mūsų tema, and in this lesson you are going to understand and name the actions. Išmoksite įvardinti veiksmus and different sports ir skirtingas sporto šakas. You also will be able to understand and describe the rules of the game. Taip pat gebėsite įvardinti ir apibūdinti žaidimo taisyklės. So open the book page 100 and we will do that now. And look at exercise 1 first of all. So you have to understand the action words. Catch, pagauti. Pass, perduoti. Bounce, kai kamuolys šokinėja, mušinėti. Kick, spirti. Shoot, taikytis ir mesti. Score, pelnyti taškus. Throw, mesti. Match the verbs with those pictures and try to understand what do they mean and try to memorize. Žinoma, bandykite įsidėmėti ir išmokti šios žodelius. In exercise 2, you are going to read and listen to the text. Antroje užduotyje klausysitės ir skaitysite tekstą. How many players are there on the court in a basketball game? Kiek žaidėjų yra? On, atkreipkite dėmesį, yra prielinksnis. The court yra aikštė, krepšiniui žaisti, aikštelė. On mes vartojame prielinksnį, ne in, ne at, žaidimo aikštelėje per krepšinio varžybas. So read the text and answer the question. In exercise 3, you have to read the text again and answer the questions. Write the answers to your notebooks. And exercise 4 is your activating work. Ketvirta užduotis yra praktinė užduotis. Choose a different sport from the box. Football, volleyball, handball or rugby. Pasirinkite vieną iš šių 4 sporto šakų. And write 3 rules. Ir parašykite 3 taisyklės. Kokios taisyklės galioja šiam žaidimui? Use the verbs in exercise 1. Naudokitės veiksmažodžiais iš pirmojo pratimo and try to write them or a bit more about this game you like most. So wish you luck, have fun, bye for now.